Sveiki draugai, tęsiam video, kur žiūrėjom praeitą seriją apie tą pačią motininę plokštę 95 metų DEC, kurią nusipirkau turguje, tai yra metalo supirktuvėje, ir mums pavyko tą plokštę užvesti. Siūlau pažiūrėti pirmąją dalį, nuorodą įdėsiu į aprašymą, o šiandien važiuojam toliau. Jeigu pamenat, kokia situacija buvo praeitą kartą, mes tą plokštę užvedėm, tik tais jinai mums rodė ne 100 MHz, bet 66. Tai yra 2x33. Užsivesti užsivedė, bet mums nestartuoja iš kieto disko. Kieto disko neturiu. Turiu tik tais CF kortelę. Bet duomenys rodo, bet iš jos irgi nesikrauna dosos. Vieną kortelę, tai yra ne vieną, net dvi, suformatavau ir niekas nepasikeitė. Viskas yra pirmoji daly plačiau parodyta. Tai šiandien bandysim dar kartelį išgelbėti 486, gal mums pavyks. Išsigryninkim dar kartą problemą, įsijunkim kompą, pasižiūrėkim, kas kur kaip. Praeitą kartą nesulaukiau, čia šone rašo loading data, tiesiog reikėjo palaukti. Štai užsikrovė ir galim pasižiūrėti info. Taip, rašo procesorių 66, nes nėra daugiklio įjungta, ir rašo, kad atminties pas mus 10 MB, tai čia biškai rašo grybus. BIOSas 98 sausio 14. Tai važiuojam toliau. Užėjau į BIOSus ir nustatykim hardą, kad autodetektintų. Va, rado 500 megų. Užsiseivinkim ir išeinam, tegul užsikrauna. Kraunasi iš disketės. Štai A diskas, pasimkim C. C diską rodo, kaip matot. Norėtumėm užsikrauti kokį nors žaidimą, kaip ir praeitą kartą, Dūmą norim. Pradeda krautis. Šviečia, kad kraunasi, bet nieko nesikrauna. Dega disko užimtumas, bet čia nieko nevyksta, nerodo kompiuterį. Viskas vyksta kažkaip labai ilgai, kaip kad sustoja būtų.
Pralaukiau keletą minučių, bet viskas tas pats. Kompas kaip ir nepakibęs. Klaviatūra va gyva yra. Kompas gyvas, bet nesikrauna. Šitas hardas rodo užimtumą, va, bet nesikrauna. Tad koks sprendimas būtų? Pagal viską čia man toks vaizdas susidaro, kad yra negerai kažkas su BIOSu. Ar blogai detektuoja, bet hardą, kaip matėt, detektavo. Ir taisyklingai viską, bet ir čia lyg ir naujausias BIOSas pagal šitą motininę. Reikės dar pasigilinti internete. Tai mums reikėtų kažkaip jį atsinaujinti arba pačinti. Yra tokie dalykai kaip pačas BIOSo. Bet čia reikėtų ant viso šito dalyko gilintis. Kad to dalyko nedaryt, prasme BIOSo, nes mums užims labai daug laiko, turime dar vieną ISA slotą, va šitas ISA slotas. Reiktų jį pasitikrinti, ar jis tikrai yra ISA slotas, ką nors įsistatyti jį, na, pasižiūrėti, sudegs, nesudegs. Turiu testą motininių plokščių. Čia jis yra ir ISA, ir PCI. Tai galima būtų šitą įsistatyti, pasižiūrėti, ar jis rodo, ar gauna iš BIOSo kodus, įsistačius į šitą. Kaip matom, dar iki šiol lemputė šviečia ir dosas dar, tai yra dūmas, dar kraunasi. Tai kažkas yra negerai. Prieš tai, kaip matėt, prieš tai serijoje bandžiau šitas dvi korteles ir formatavau, bet formatas nepaėjo. Tai pabandykim tada kitą žingsnį daryti, išsiaiškinti dėl ISA sloto. Jungiam kompą lauk ir žiūrim su šituo. Dabar čia aš esu nusipiešęs, kad čia yra galas, tai reiškia turės stovėti taip. Va štai šitaip, tik tais mes tada nieko nematysim, ką rašo šitas. Aš turėsiu kažkaip tais apsukti tą kompiuterį. To aš tada už kadro padarysiu taip, kad apsuksiu, kad mes matytumėm ir žiūrėsim, ką jis rašo, kai įjungsim. Ar čia tikrai ISA slotas, nes matot, čia vat nėra perėjimo, čia tik tais riseris. Tai čia negalim statyti, gal tas yra veikiantis. Pagal viską čia labai gražiai ISA slotas parodytas. Štai viską apsukau aplink ir galima bus įsijungti, pažiūrėti, ką rašo. Taigi įjungiam, aš gal išjungsiu lempą, kad mums būtų aiškiau. Ir pabandysim įjungti dabar kompiuterį. Va, kodai bėga. Įtampos visos yra pagal testą, pagal lemputės. Kompas užsikrovė. Tai dabar atjungta yra hardai ir flopikas atjungtas. Štai. Tai reiškia, ISA slotas mums veikiantis yra. Supipsėjo, viskas veikia kaip ir gražu. Tai ISA slotą mes galim panaudoti, tai dabar reikia pamastyti, ką mes galim įstatyti vietoj šitos testinės plokštės. Turiu keletą projektėlių iš seniau. Radau dėžutę. Čia irgi litavimai visokiausi mano. Tai turiu ISA plokščių pasigamintų. Čia užsakinėdavau irgi nusiunti brėžinį ir atsiunčia tau plokštės. Ir tada lieka jas susilituoti. Čia yra tik tais BIOSai. O čia yra visa plokštė. Su galima pajungti kietų diskų. Dar vat likusių plokščių turiu. Čia turbūt 10, jeigu gerai pamenu. Tai va, čia tokios tuščios atvažiuoja ir tiesiog susilituoja. Tai pabandykim kažkurią įsistatyti ir paleisim hardo BIOSą.
neatsimenu, kažkuriai gal net neveikia, gal šita neveikia ar šita. Irgi kažkokių yra niuansėlių vis išlenda ir projektai ne iki galo padaryti. Tai pabandysiu už kadro pajungti kažkurią iš šitų, ar man užsives BIOS'as vardų kitų diskų nustatymų. Įstačiau plokštę, pabandykime jungti. Ir kompas nestartuoja. Kažkas trukdo kompui. Monitorius tyli. Ir šita plokštė stabdo visą kompą. Įstačiau tą mažesnę plokštę, bandom su ją užvesti. Kompas įsijungia, bet ar startuos BIOS'ai, nežinia. Ir nieko nevyksta. Nieko nesikrauna. Bandžiau dar kartą ir kitą plokštę. Ir prieš tai tą mažytę. Reikia skaityti aprašymus. Yra visokiausių džemperio padėtis. Su šita pasigilinau. Tai irgi turi, matot, visokiausių jungikliukų. Tai radau vienoje vietoje, kad turėtų būti šitas įjungtas. Perjunkim į čia. Ir tada pabandykim. Čia šitie tvirtinasi galas, taip kad kur užkiša keisą. Hardą prijungiau prie motinės plokštės, ne prie ISA plokštės. Pabandykim dar kartą užvesti. Startavo. Užeikime į BIOS'ą. BIOS'e atjungiau flopiką, atjungiau hardą, kad nebūtų. Ir tada užseivinam. Taip, pradėjo kompas krautis. Va, parodė viršui BIOS'as. Kraunasi, rado mūsų hardą. Flopikas dabar neprijungtas. Tai dabar yra viskas iš hardo užsikrovę. Flopiko net nėra tokio. Va, turi išmest klaidą. Taip, tai galim pasibandyti, ar skaito viską iš C disko. Va, galim kaip tik ir dūmą pasileisti. O, pradėjo krautis. Taip, ką jis čia sako? Tu turi tik tais 3,7 mego. Jam reikia daugiau. Kaip tik ir buvau užsiminęs praeitą kartą, kad turbūt 8 reikia megabaitų. Tai pabandykim, ką nors kitą žaidimą paleisti. Perkraukim kompą Ctrl-Alt-Delete. Stebėkim BIOS'ą. Turi viršui linija būti. Va, viršui matot. Va čia. Pradeda krautis BIOS'as iš ISA plokštės. Ir viskas čia mums užsikrauna. Taigi mes dirbtinai padėjom XT-IDE BIOS'ą. Ir dabar mums kraunasi iš hardo. Hardo dūmas pirmas pasileis. Antras, matėt, nepasileidžia.
Ir pirmas lygiai taip pat nepasileido, sako, kad per mažai atminties. Tai galim kokį nors dar kitą žaidimą. Mums svarbiausia, kad veiktų iš hardų. Tai yra iš CF kortelės. Tai kaip ir viskas ok, tik tais mes užimam ISA slotą, kuriame mes kažkada pirmoje serijoje tarėmės, kad galbūt mums pavyktų čia įdėti garso plokštę. Tai mes dabar neturim kur įsistatyti garso plokštės. Tai tada reikėtų kaip pagal viską mums apsidėtinti BIOSą ir tada turėtų lyg ir viskas veikti. Bet čia man užims labai daug laiko, tad video norėčiau tęsti toliau. Iš šitų parankinių dalykų, ką mes turim. Turim toliau dar flopiką. Norėčiau pabandyti dar suformatuoti tas korteles, kurios mums nepasileisdavo, ar dabar mums jos veiks. Kaip praeitą kartą matėt, mėtė klaidas. Tuoj susijungsim ir pabandysim. Įstačiau 256 kortelę, ta kuri prieš tai nesiformatavo. Čia dar laukia kita 512, kurią irgi pabandysim. Tai nežinau, kas čia man gausis. Prijungiau vėl šitą flopiką ir bandysim tuoj pažiūrėti, ar matom. Sistema bando krautis, bet nėra nesisteminis diskas. Tai tada spaudžiam dar kartelį Ctrl+Delete ir spaudinėjom A raidę, kad krautųsi iš floppy A, kai išlys BIOS'as. Va, dabar spaudžiam A, kraunasi iš A. Užsidegė lemputė krovimosi. Va, ir užsikrovė iš flopiko. Patikrinkim, ką mums rašo F-diskas. Particija yra sukurta. Pabandykim ją suformatuoti. Va, yra kažkokia klaida. Tai sako, ar darysim ant viršaus. Darysim ant viršaus, pažiūrėsim, ką pasakys. Labai greit bėga procentai. Praeitą kartą irgi taip pat rašė. O, liuks. Susiformatavo. Va, matot, čia visa kaltė yra dėl BIOS'o. Na tai pabandykim Ctrl+Delete ir pažiūrėsim, ar užsikraus iš hardo. CC, matot, tai kaip ir viskas ok. Diskas tuščias, pas mus nieko nėra, nei Volkovo nieko neturim, bet gal A diskelėje turim. Taip, turim Volkovą, galim pasikopinti. Neturiu komandos Xcopy, tai teks kažkaip tais rankiniu.
Nereikia slešų gali. O, čia tik keli failai. Taip, tai tada grįžtam atgal į C. Oi. Va. Ir jau viską turim. Puiku. Tai lygiai taip pat susiformatuosiu ir kitą diską, kuris buvo blogas, pas mus 512 išgadintas. Abi kortelės susiformatavo, veikia taip, kaip turi veikti, viskas labai gerai, startuoja iš jų Windowsai. Tai yra DOSas, būtinasi, nėra išgadinta. Toliau atjungiau flopiką, įstačiau ramo dar ir uždėjau aušintuvą. Na, darysim dabar iš 486, čia bus turbūt Xbox 360 su tokiu aušintuvu. Tai va, prijungiau kitą kortelę 512, kurioje buvo žaidimų, tai biškiai norėsiu pasitestuoti. BIOS vaidmenį atlieka vėl tas pats XTID, tik tais, kad hardas prijungtas prie motininės. Man neveikia kažkodėl tais iš čia, kažkas yra negerai. Va, neveikia iš čia. Kažkurios mikroschemos galbūt yra negeros arba kažkur tais kažkokia klaida. Dar reikės pasinagrinėti, todėl man ir yra sustoję kai kurie projektėliai. Turit komentarų arba žinių, parašykit, kodėl neveikia. Man mintis eina galbūt kažkurios iš šitų mikroschemų, kad čia nedetektuoja iš čia. Turi būti labai jau geros mikroschemos, iš AliExpreso galbūt netinkamos. Gerai, važiuojam toliau. Oi, nepažiūrėjom, kiek atminties turime. Taip, atminties turim, kaip matot, 8 megabaitai. Tai kaip ir viskas ok. Games. Na, pradėkim galbūt nuo pirmojo. Hardas mirksi, kraunasi. Štai čia. Nu, va, smagiai laksto. Streifinam su klaviatūra. Nu, gražiai viskas veikia. Neatsidaro durys. Kažkur čia reikėtų ateiti.
Gerai, pabandykim kitą. Nu, pakelk mus. Taip, quit. Kraunasi. Nu, ir čia viskas veikia. Alio, alio. Gerai, gerai. Ačiū Jums labai. Ačiū, viso gero. Thank you. Tik ką gavau skambutį, kad iš AliExpreso sako, ateik pasiimk siuntą. Paėmiau siuntą, tai norėčiau pasitikrinti, kasgi ten yra. O, kągi čia man atsiuntė. Nu, nuostabu. Panašu kažkaip tais, a? Disketę atsiuntė, matot, tik tais prisisekt galėsiu. Nu, liuks, važiuojam toliau. Nu, paimkim dar kokį žaidimą. Games 2, esu išsisaugęs. Tankai, toks buvo žaidimas. Kaldavau. Kažkada minėjau, kad šitą plokštę maždaug turėjau apie 98 metus, 7 ar tai 9, nepamenu tiksliai. Tai žaisdavau tankelius. Tai yra dar net seivai likę. Tadas žaisdavau. Ir yra 99 metai, vasario 3 diena. Tai va, čia yra seivas padarytas žaidimuose. Žinoma, senuk su Povilu kažkada kalėm dviese, bet jau čia 16 metai šito žaidimo. Tai galima būtų pabandyti tą žaidimą užsikrauti. Ar jums teko žaisti kažkada šitą žaidimą? Taip, pabandykim mes restore R raidę. Tadai beje linkėjimai tau. Kurgi čia tavo ta patranka, į kurią čia pusę šausim. Čia pelė reikalinga. Reikėtų ginklą pasikeisti, kokį nors čia. Gal šitą turbūt? Oi. Ar žaisdavo tokį žaidimą?
Aš su tuo žaidimu labiau susipažinęs 94, gal 95 greičiausiai būdavau, dirbdavau mikroprocesorių laboratorijoje laborantų, mikrovaldiklių, čia mokyklai, po paskaitų. Tai būdavo 386 juodai baltas monitorius ir ant jo po paskaitų dar kažkiek pažaisdavau juodai balto ekrane 386, tai tokie prisiminimai. Galbūt kažkada video padarysim apie 386, turiu keletą plokščių, tai būtų irgi įdomu aptarti. Na, važiuojam toliau, ką dar mes čia turim. O, Mario. Kaip šitas važiuos? O, visai smagiai bėgioja. Laksto. Ar tokį Mario žaisdavote? Kažką pamiršai? Mhm. Va toks sekretas. Oi. Na gerai, jungiam lauką. Ką dar čia turim? Subapleksas. Na, turbūt viską daugiau žinom, kas čia kur kaip. Prisitraukimą gal padarom? Gerai, stiprus. Taip, koks ten būdavo kodas, palaukit, dar buvo, koks ten buvo, Prince ir Megahit, taip, ar slash turėjo būti, Megahit, na, ta pačioj parašyta, užsivedė, neatsimenu kokio ten su Ctrl, K, kilma atrodo buvo, tuoj pabandysim, kažkuris I raidė lyg ir invertas, oi, gyvybės nebeturim. Keyboard mode. Neatsimenu, kokia ten raidė. Gal ne šitas? Radau, reikia Alt, reikia laikyti Alt, reikia, pavyzdžiui, Alt, ne, Shift reikia laikyti, Shift ir pliusą, va. Žiūrėkit, man laiko biški daugiau, va čia dasideda. Taip, Ctrl I, invert, per čia antrai, taip, I invert, Shift reikia laikyti ir tada kokią nors raidę. Oi, nukritom. Čia kažkur dar gyvybę galima dasidėti, neatsimenu kokia raidė. Pabandykim, o, T raidė, va žiūrėkit gyvybę biški čia, va dasidėjom, mat. Na ir dabar kardą reikėtų turėti, bet aš jo neturiu. Tai lyg ir Shift K, man atrodo. Ne K, kažkokis kitas, bėgam iš čia gal. Oi, nukalė mane. Neatsimenu kokia raidė. Taip, biški gal gyvybių dasimeskim. Kokią aš ten sakiau. ALS.
Kokia ten raidė buvo, a? L. Level. Levelį perjungiau. Bet buvo, kad jis... Oi. Atsijungė. Na gerai, važiuom toliau. Gal koks nors dar bus. Heretikas ar važiuos čia, kažin. Iš Heretiko buvo IPX setup kažkoks buvo dar. Modem CFG kažkuris buvo, kad leidžia žaisti DM, man atrodo, Deathmatch. Galima būtų susijungti per kokį nors LPT kabelį 2486 kompus ir galima būtų pažaisti tinkle, lygiai taip pat kaip ir Dūmą. Garsą nepajungta. Tuoj čia jie mane atskris šitie. Žaisdavot šitą žaidimą, Heretiką? Nereikėtų garso. Kur tas garsas? Dar čia turi. Turbūt, kad per kitą reikėjo per setupą pasileisti. Net neturiu. Nėra garso. Oi, nukilinam. Na nieko, bandom toliau. Ką mes čia dar galėtum pasidaryti? Gerai būtų kokius Windows 95 gal susimest, bet tie video jau gan ilgokas gavosi, tai bent jau apžiūrėkim dar, ką mes galim įdomaus pamatyti, išmokti, pažiūrėti. F1, nagi. Prasilėkim gal truputėlį. Tuo tais nepasileidžia šitas žaidimas. Tai tada vėl Ctrl-Alt-Delete. O ką daryti, jeigu jūs neturit va to XTID plokštės, ar ne? Ir BIOS'o negalit persirašyti va šito. Bet norit vis vien pasibandyti kažkaip, tai tą 486 kaip ir beveik viską padarėt, bet nėra kaip išsibandyti, neturit įrankių. Tai buvau padaręs aš tokį intro video shortsuose. Ten irgi buvau uždavęs klausimą, kaip veikia, kaip skaito iš šito IDE CEF kortelės. Bet čia nebuvo jokios plokštės. Tai situacija yra tokia, kad galima tą XTID BIOS'ą pasidaryti disketėje, kad būtų. Disketės aš laikau dabar flešą, kaip matėt. Tai užsikraus pirmą BIOS'as iš disketės, o po to pradės krautis iš Compact Flash kortelės. Patikrinkim, įsidėkim šį čia XT BIOS'ą, padarykim disketės imidžą. Aš turiu kompę. Čia šitas visas disketės, tarkim, yra 720, 1.4. Tai dabar išekstraktinau šitą vieną failiuką FD. O šitą reikia įsimesti mum į USB flešą. Štai, prie visų šitų flešų, tai yra imidžų, įkopinau dar ir šitą. Ir dabar nurodykim, kad iš čia mum užsibūtintų.
Va. FDD 1440. Šitas dabar imidžas užkrautas šitam flopikė. Padėkime į šoną, kad mums netrukdytų. Ir pabandykim vėl spausti Ctrl+Alt+Delete. Va, matėt, užsikrojo iš karto irgi flopikas. Ir dabar startina iš C disko. Nu, pabandykim dar kartelį. Nu va, štai įsijungia kompas. Žiūrėkit, čia užsidega lemputė ant flopiko. Dabar užsidega biosai, va. Detektino biosai ir dabar krausis iš hardo. Matant? Užsikraukim. Nueikim į tą disketę, kur tarkim turėtų būti. Tos disketės neperskaito, nes čia yra ar Linuxas, ar kažkas tokio. Būtent nematot, nes čia yra tik tais biosai A disketėje. Tai vat, o iš hardo, kur demonstravau aš jums per šortsą. Tai matot, kraunas iš hardo. Va, užsikrovė dūmas. To bioso nėra čia. Jis yra disketėje. Tai jeigu kada darysit, kartosit, tarkim, jums neužsiveda irgi ar ne iš hardo kažkas, tai žinokit, kad galime biosą XTD užsikrauti iš disketės. Tai aš įkelsiu į aprašymą, kur nors įdėsiu tas disketės, jeigu jums reikės. Tai bent jau gal kažkam pagelbėsiu šitoje situacijoje. Nu ką žinau, video kaip ir pabaiga. Nežinau, kaip jums patiko, nepatiko šitas. Pažiūrėjom, matot, pasileidom tą motininę. Su ja kaip ir viskas gerai gavosi. Kad pilnai ištestuoti reikėtų įsidėti dar sound kortą. Susimest turbūt čia Windows kokius 95. Pažiūrėti, kaip iš po Windows'ų veikia. Apsigreidintos biosus reikėtų. Uždėti ventiliatorių, paleisti procą taip, kaip turi būti ant 100, kažin ar veikia ar nereikia manualą vis skaityti. Nedaina rankos paskaityti, tiesiog darau iš savo patirties. Liko dar kita motininė. Tai galima būtų įsidėti tą patį procą, įsidėti vat ramą iš čia. Ir galėtumėm pasibandyti, ar šitą motininę užsiveda ar ne. Galima būtų pasižaisti, matot. Įdomus tas 486, ar jūs turėdavot, ar jums pavykdavo pažaisti. Nepažadėm dar ir vat šito žaidimėlio. Nepažaidėm ir Warcraft'o, Starcraft'o, ar gal Virtual Valery. Nu, kai manau, Windows 95, jeigu susimesim kada, gal ir pažaisim. Tai rašykite komentarus, ar norit pamatyti, ar ta antra plokštė veikia ar neveikia. Ir kokie maždaug klausimai, norai, džiaugsmai, prisiminimai. Tai manau tiek, draugai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių kartų. Ate.